Pokalbis su dienos svečiu. RS2 radio studijoje šiandien visiems mūsų klausytojams pristatome pažintį su Vytautu ir Egle Juozapaičiais. Pas mus svečiuojasi Vytautas Juozapaitis, nacionalinės operos solistas, profesorius, Radviliškio miesto garbės pilietis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei visų pagrindinių muzikos ir teatro apdovanojimų laureatas. Ir taip pat Eglė Juozapaitienė, moterų ansamblio Eglė vadovė, Vilniaus kolegijos dėstytoja ir žinoma operos solisto Vytauto Juozapaičio žmona. Nu, dabar paklausiu jūsų apie kultūrą. Sakykite, kaip manote, ar lengva šiai dieną kultūros darbuotojui? Sakyčiau, toks provokacinis klausimas. Vėlgi, aš asmeniškai neturiu teisės skųstis, kad man būtų sunku. Arba, nežinau kaip Eglė, ar sunku. Aš manyčiau, kad nėra lengva. Nėra lengva. Tai reiškia, tu nesi kultūros darbuotoja. Aš esu kultūros darbuotojas, bet aš manau, kad tikrai kultūros darbuotojams šiai dienai yra gana sudėtingas. Aš manau, kad tai sritis, kuri yra labiausiai pamiršta ir be kurios save gerbinti tauta apskritai negali egzistuoti ir kultūra plačiaja to žodžio prasme. Tai nėra vienos ar kities, kokios nors kitos srities kultūros darbuotojai, bet menas, literatūra, kultūra, visa tai, kas yra intelektualioji nuosavybė, tai yra mūsų potencialas tautos. Ir tik toje srityje mes tikrai galime identifikuoti save kaip tautą ir visame pasaulyje pranešti, nunešti tą žinią. Taigi, dėja, iki šiol buvę valdžios vyrai ir moteriškės ne visada įvertindavo tą faktorių, nors kiekvieniems rinkimams artėjant visada visi prižadėdavo ir būtinai traukdavo į rinkiminės programas kokį nors punktą, bet jiems įvykus paprastai įvykdavo atvirkštiniai procesai. Ir jeigu kada nors reikdavo kur nors karpyti biudžetą, tai kultūra visada būdavo ta pirmoji sritis, iš kurios yra atimamas. Aš suprantu, kad ar kultūra, ar duonos kąsnį, žinoma, kad pirmiausia reikia rinktis duonos kąsnį, bet kol kas Lietuvoje ir nebuvo tokios situacijos, kad reikėtų rinktis ar ten alternatyvą siūlyti. Aš manau, kad kultūra, vėlgi, aš į kultūros savoką taip pat suvokiu kaip ir švietimo sudėtinę dalį. Taip, gan plati savoka. Tai yra labai plati savoka. Švietimas tai yra taip pat kultūros sudėtinė dalis, kaip ir kultūra yra sudėtinė švietimo dalis. Ir mano geriausiai įsitikinimu apskritai šios dvi šakos turėtų būti suvienytos ir turėtų būti koordinuojamos vienų protų. Ir taip pat ir finansiniai srautai turėtų būti koordinuojami, o nesakoma, kad žinai, dabar duosim tai mokyklėliai, be biblioteka palauks ar dar panašiai ir panašiai. Nė viena mokykla negali egzistuoti be bibliotekos, taip pat nė vienas kultūringas žmogus negali būti išsilavinęs, niekada negirdėjęs simfoninio orkestro koncerto ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra dalykai, kurie kasdien mums atrodo neregimi ir tokie labai nebūtini, bet kai tu pragyveni gyvenimą ir supranti, kad jeigu tos dalies tavo gyvenime nebūtų, tu tiesiog nebūtum įvykęs kaip asmenybė. Taigi save gerbiančios kultūringos vakarietiškos šalis, jos tikrai kreipia didžiulį dėmesį. Ir mes tik grįžom su žmona iš Šveicarijos, kur man teko taip pat dalyvauti Liucernos tarptautinėme festivalyje. Ašaros turbūt ne tik akise, bet ir gerklį užgniaužia, kuomet tu patenki į tokias koncertų sales, apie kurias tu net negalėtum niekada pasvajoti gyvenime. Ir kai čia tu girdi žmonės, kurie sako, kam reikalingos tos koncertų salės, geriau pastatyti kokį nors, nesakysiu ką, kad neužsigautų kas nors, bet žodžiu, tikrai, mes dar esame tikrai, matyt, nesubrendę dar suvokti tos kultūros ir švietimo srities reikšmę mūsų pačių gyvenimui ir svarbiausia mūsų vaikų ateičiai. Nes jeigu tie vaikučiai, mūsų vaikai yra nukėliai, gyvens tokiame dvasinėme skurde, tai vargu ar jie išlaikys tą Lietuvą nepriklausomą. Aišku, 100% su jumis sutinku. Čia girdėti Juozapaitienė žodį. Neturiu net ką ir pridurti, iš tikrųjų, tu teisus. Ačiū Jums. Kaip manote, ar įmanoma šiai dienai išgyventi iš meno, tarkim, kūrybos? Čia vėlgi priklauso nuo jūsų poreikių, kiek jums reikia. Jeigu jūs norite duonos kriaukšlelę, tai aš manau, kad nesunkiai. Jeigu jūs norite šiek tiek sviestuko, reikia šiek tiek daugiau padirbėti.
Ir reikia netgi daugiau padirbėti. Meno žmogui iš tikrųjų gana sudėtinga turbūt išgyventi, dirbant vienoje darbovietėje. Dažniausiai, sakysim, kažkokie kūrėjai, ten muzikantai, jie dirba keliose darbovietėse ir būna iš tikrųjų jiem gana sunku. Nežinau, tas klausimas irgi turėtų būti tvarkomas. Vėlgi, jeigu jūs norite atsakymo tokio taip arba ne, aš sakau taip. Aš sakau ne. Bet mes gyvename, o iš ko mes gyvename? Aš žinau, kad jūs imate pinigus iš dėžutės, į kurią aš padedu, bet man duoda žmona. Tai, bet iš tiesų, jeigu nori užsidirbti, reiškia, menininkas, jeigu nori išgyventi iš savo kūrybos, sakysim, ar iš meno, tai tos sąnaudos darbo, ar ne, tai yra visiškai neadekvačios. Jis tiesiog dirba už 3, kad gautų už pusę. Tai tokia proporcija maždaug. Tuo tarpu, kai vėlgi civilizuotose valstybėse, žmonės dirbdami tiek, kiek mes čia dirbom, jie ten būtų seniai ne milijonieriai, o milijardieriai. Šiuo atveju, kalbėdama apie menininkus, aš tikrai nepagalvojau apie mūsų šeimą. Aš tiesiog pagalvojau apie savo kolegas, draugus. Taip, be jokios abejonės, bet vėlgi, aš manau, kad iniciatyvos taip pat kartais trūksta ir tie žmonės, kurie labai mėgsta, paverkšlenti. Labiau kaltinti kitus. Kaltinti kitus ir visą laiką prašyti iš valstybės, kad valstybė vėlgi ten privalo turi... Vėlgi, valstybė esame mes. Ir pirmiausia, mes kiekvienas turime savo darbę parodyti tai, ką mes galime padaryti daugiausia, ar ne? Ir geriausia. Tikrai nenoriu čia dabar reklamuotis ar sakyti, kokie mes čia esame geri piliečiai ar panašiai, bet tiek, kiek dirba Eglė Juozapaitinė, tiek, kiek dirbu aš. Ir visuose darbuose, kur mes, turime garbės dirbti, mes iš tiesų pasiekėme, pačius aukščiausius rezultatus. Niekas mūsų neverčia to daryti. Ir mes tikrai nekaltiname valstybės. Taip, būtų gerai, jeigu mokėtų dar daugiau. Bet, žinot, būtų gerai, jeigu reikėtų mažiau šiek tiek dirbti. Absoliučiai taip, aš sutinku. Mes gadiname sveikatą. Mes darbą žmogų puošia, bet ne visada. Mes aukojame savo vaikų laisvalaikį, savo anūkių ir taip toliau. Ir tikrai, vieną dieną tai atsirūks. Kita vertus, vėlgi, kai tu matai to darbo rezultatą, tu supranti, kad tu negali kitaip dirbti. Ir jeigu tie žmogiukai, turime ir studentus, ir moksleivius, arba žiūrovus ir teatruose, jeigu jie žiūri į tave, laukia, tikisi, tu privalai vykdyti savo pareigą, savo priedermę. Čia kaip gydytojas davęs priesaiką, jis negali pasakyti, žinai, man nusibodo ir aš pavargau. Ne. Aišku. O kaip manote, kokia turėtų būti išeitis iš viso to, kad kultūros situacija Lietuvoje pagerėtų? Tikrai šiandien mes neišspręsime to klausimo ir tai yra kompleksinė viso vėlgi švietimo sistemos ir tos pačios reformos, kuri vis nesibaigia dalis. Ir protingos turėtų būti reformos. Absoliučiai taip. Aš manau, kad šiuo metu vykdomos tos šiek tiek itin per liberalios reformos duoda tam tikrų neigiamų atspalvių ir tą aš sakau visiškai atsakingai, būdamas universitetinės mokyklos profesoriumi ir tam aš turiu ir teisę, ir žinių, ir praktikos, ir patirties kalbėti. Vėlgi, artėja dabar rinkimai, ar ne? Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus tik tais tokiu būdu gali padaryti įtaką arba ne. Jeigu jis tikrai yra besidomintis pilietis, jeigu jam tikrai rūpi tos problemos, apie ką jūs kalbate, ar ne, ar kitokios problemos, jis privalo būti aktyvus, jis privalo pareikšti savo nuomonę, jis privalo eiti į rinkimus ir rinkti tos žmonės, kuriais jis pasitikė. Kuriais reikia pasitikėti? Čia tų rinkėjų reikalas. Atskirti tos, kurie kalba, masto ir daro vienodai, o ne tie, kurie šneka vieną, o daro nieko. Lietuvoje labai dažnas reikalas yra asmeniškumai. Tai reikėtų žiūrėti iš tikrųjų į kitus dalykus, nei į asmeniškumus. Ir aš manau, kad pirmiausia turėtų žmonės tikėti ir pasitikėti tais, kurie savo darbais parodo arba įrodo savo galimybės, o ne kokios nors tuščios deklaracijos, ar šūkiai kažkokie tai ir panašiai. Teigite, jog per daug šiuo metu Lietuvoje kreipiama dėmesį į asmeniškumus, ar ne? Taip, tikrai taip. Aišku. O dabar vėlgi paprašysiu šiek tiek grįžti prie mažesnių miestelių, kad ir pačio Radviliškio.
Kaip manote, ar jaučiamas provincijos sindromas mažose miesteliuose? Galbūt tai tik tai, kai kurių žmonių, tarkim, įsitikinimas, ar tai priklauso daugiau nuo kultūros darbuotojų, organizatorių, kad vėlgi paimkime patį Radviliškį, kaip žinome, ten daug suorganizuojama yra netgi tarptautinių renginių, kad ir kojinių mezgimo čempionatas, kuris vienintelis Lietuvoje, tarptautinis ir taip pat pagyvenusių žmonių festivalis. Apie Radviliškį turbūt man reikėtų pradėti kalbėti. Bet apie Radviliškį galima kalbėti arba gerai, arba nieko. Aš esu pagrindinė kritikė. Visada drįstu kritikuoti Radviliškį. O šiandieną tikrai norėčiau labai pasidžiaugti, nes kiekvieną kartą atvažiuodama į šį miestą, aš jį vis matau gražesnį ir gražesnį. Ir tikrai džiaugiasi širdis. O apie provinciškumą, tai sakysim, mano manimu, tai priklauso nuo pačių žmonių vis tik tais. Kaip jie save pateiks, kaip visą tai ir atrodys. Vienareikšmiai, aš esu sutikęs tiek provincialų Vilniuje ir aukščiausiose valdžios sluoksniuose ir kur tik nori, ir tiek esu sutikęs garbių ir didžių asmenybių čia, Radviliškyje, Šiauliuose, šitame krašte nuostabiame tikrai. Ir būtent nuo kiekvieno žmogaus įsitikinimų, nuo jo darbų didumo priklauso jo paties supratimas, ar tai yra provincija ar ne. Na, aš naudoju tokį žodį kaip periferija, tai daugiau toks geografinis terminas, nusakantis, kad tas miestelis galbūt nutolęs šiek tiek daugiau geografinė prasme nuo pagrindinio miesto, nuo sostinės. Bet iš esmės vėlgi, čia vėlgi grįžtant šiek tiek prie kultūrinio konteksto ir švietimo, aš manau, kad tas koncentravimas didžiosiuose miestuose ir sostinėje tiek lėšų, tiek visų kitų sąnaudų kultūrinė prasme yra, per daug koncentruotas. Ir nors ir buvo kitados deklaruota, kad kultūrą reikia nešti ir į mažus miestelius, vis dėlto neįvyko. Tas balansas yra neišlaikomas ir tikrai, Šiauliai, žinoma, yra ko gero tokia maloniai išimtis, kur veikia bent keli orkestrai ir tikrai festivaliai čia vyksta. Radviliškyje, žinoma, man būtų smagiau, jeigu ten taip pat būtų įsikūręs koks nors ar kamerinis orkestras, ar, toks bent jau profesionalesnis choras, ar dar kažkoks tai darinys. Ir tai visiškai nėra mano kažkokia utopinė svajonė, tai yra natūralus noras, juolab, kad aš pats užaugęs tame mieste, po šiai dienai jaučiu tą stoką mano pirminio išsilavinimo, todėl kad tuo metu aš to neturėjau ir negalėjau prisiliesti. Nors, aišku, galimybės tu visada gali nuvažiuoti į tos pačius Šiaulius, gali nuvažiuoti į Kauną, Vilnių, bet kuomet tu turi savo miestelėje, kaip Suomijos pavyzdys, Suomija turi bent kelis šimtus, turėdami 4000 gyventojų, turi bent kelis šimtus simfoninių orkestrų. Ir kiekvienas provincijos miestas laiko savo garbę išlaikyti simfoninį orkestrą. Taip, aš suprantu, šiandien tai yra prabanga, bet tegul netokios didelės apimties arba sudėties. Gal tai galėtų būti kelių miestų sujungtos lėšas ar panašiai, bent kažkokios tai intencijos ir norai, arba dažniau pasikviesti, sakysim, į savo rajoną tokio aukšto lygio kolektyvus, kurie tikrai žmonėms suteiktų aspiracijų ir visiškai naujų potyrių, kurie net neįsivaizduoja, kad jie galėtų pajausti. Bet Radviliškio, tas pats kultūros centras ir tai žmonės, kurie ten dirba, pastaraisiais metais daro stebuklus. Aš galiu pacituoti Juozą Domarką, profesorių Filharmonijos orkestro meno vadovą, kuris, nežinau, pirmą kartą gyvenime atvažiavo į Radviliškį prieš pusę metų su simfoniniu orkestru ir jie visi sakė, kur važiuojam, kur čia Rokiškis, kas čia yra, jie supratimo neturėjo. Dabar jie puikiai žino, kur yra Radviliškis ir kas tai yra Radviliškio kultūros rūmai ir centras su naujai atkurta sale, renovuota, su visa akustika ir su sausakimša sale išalkusių gyvojo aukštojo meno gerbėjų. Tai man buvo pats didžiausias įvertinimas ir tikrai aš didžiavausi savo miestu, bet profesorius Domarkas pasakė, kad aš retai patiriu Lietuvoje tokį džiaugsmą koncertų metu. Reikia pripažinti, kad dėl salės iš tikrųjų teko kažkada tai dainuoti su tavim, su Trimito orkestru ir iš tikrųjų buvo nepaprastas nuostabus jausmas, nepaprastai. Labai džiaugiamės dėl tos salės. Ir visiškai teisus. Aš dabar tik supratau, ko trūksta Radviliškių. Kai tu pasakėjai, kad trūksta dainuojančių žmonių, choro, orkestro, iš tikrųjų Radviliškių trūksta būtent šitų
Profesionalių kolektyvų. Taip, kolektyvų, tikrai. Netgi labai. RS2 radio stotis tikrai galime tai patvirtinti, įvairių renginių gausa Radviliškėje, mes tiesiog nespėjame jų anonsuoti pastaruoju metu. Bet aš labai norėčiau pasidžiaugti, mums teko dalyvauti pagyvenusių žmonių festivalyje. Mes kol kas dalyvavome kaip svečiai, žiūrėjome. Taip, įspūdžiai iš ten. Greitoje ateityje mes dalyvausim kaip šokėjai. Aš tikrai labai džiaugsiuosi, nes žiūrėjau, širdis džiaugiasi, ašara tryško. Tikrai labai džiaugiu ir džiaugiuosi, kad tokie festivaliai yra rengiami ir kuo daugiau tokių būtų. Gaila, kad neteko dalyvauti kojinių mezgimo čempionate. Tikrai būtų labai įdomu. Norėčiau pažiūrėti savo žmoną mezgančią. Kodėl ne? Namuose neteko to matyti? Niekada nežinai. Senokai teko. Na, bet Eglė tikrai dirba visai kitus darbus. Ir beje, jūs pristatėt kaip ansamblio vadovė ir kolegijos dėstytoja, bet kažkodėl tai ji pati taip pat vis nedrįsta prisistatyti, kad yra dainininkė. Ir mes su ją koncertuojam ir ji yra puikiai solistė. Ir iš ties mano tikrosios ausys ir visa tai, kas yra mano biografijoje, visi nuopelnai ir mano visi pasiekimai, tai, 60 nuošimčių, šiek tiek 40 pasiliksiu savo, bet 60 nuošimčių tai yra jos nuopelnas. Ir ne tik todėl, kad yra mano žmona, o todėl, kad yra mano profesionalios ausis, kurios seka mano dainavimą ir yra mano didžioji ir tikrai tikroji patarėja. Pridėk truputėlį, gal 70. 70. Aš priminsiu visiems klausytojams, jog šiandien studijoje pas mus svečiuojasi Vytautas ir Eglė Juozapaičiai. Mūsų tęsinio klausykitės vėlgi po muzikinio kūrinio. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie mūsų šios dienos pokalbio, kuriame svečiuojasi Vytautas ir Eglė Juozapaičiai. Vytautas Juozapaitis, primenu klausytojams, nacionalinės operos solistas, profesorius, Radviliškio miesto garbės pilietis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei visų pagrindinių muzikos ir teatro apdovanojimų laureatas. Ir Eglė Juozapaitienė, dainininkė, moterų ansamblio Eglė vadovė, Vilniaus kolegijos dėstytoja ir žinoma operos solisto Vytauto Juozapaičio žmona. Dabar paklausiu jūsų apie televiziją ir žinomumą. Padeda tai ar vargina, o gal tai tiesiog viena iš darbo formų ir to nesureikšminate? Čia klausimas kuriam? Jums abiems. Nes mes abu turime patirties iš ties. Taip. Mano patirtis, žinoma, šiek tiek yra didesnė, ta prasme, kad aš pirmą kartą į televiziją patekau prieš 10 metų. Tai buvo Lietuvos televizijoje bene 2 sezonus vykusi laida, rodoma laida Tegyvuoja klasika. Autorė buvo Nijolė Jačėnienė režisierė ir iš ties tai buvo labai labai įdomi ir tikrai graži patirtis. Ir pati laida, mano gilių įsitikinimų, buvo tikrai verta dėmesio ir labai gaila, kad visiškai be jokių argumentų tuomet LRT taryba tuometinė kažkodėl tai sakė, kad niekas jūsų ten nežiūri ir niekam jūs esate neįdomus. Vėlgi, ta pati istorija apie kultūrinę edukaciją, kuomet mes Lietuvoje pateikdavome kiekvieną savaitę naujausias kultūrinės naujienas, simfoninius koncertus, operos spektaklius ir taip toliau ir taip toliau. Tai buvo puikiai edukacinė priemonė. Aš netgi susulaukęs kitados iš Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvo, amžinatilsį dabar jau kunigo, kuris sakė, kad būtent mūsų laida... Kunigo Arvydo Žygo, kuris dėdavo mūsų kasetes, reiškia, su mūsų laidos Tegyvuoja klasika įrašais ir klierikams, reiškia, pateikdavo kaip tokį kultūrinį edukacinį pavyzdį. Tai čia toks nukrypimas. Paskui buvo šiokia tokia pauzė ir tuomet, kokiais, nežinau, 2006 ar 2005, netgi dabar jau laikas taip greitai prabėga, aš įsisukau į komercinės televizijos, konkrečiai LNK televizijos tokį verpetą, kuomet buvau pakviestas į Kelią į žvaigždes. Nežinau net kaip pavadinti, projektas matyt. Viena vertus tai buvo labai įdomi patirtis ir iš tiesų nuo to laiko kaip ir aš jau nebeišlindau iš ekrano ir ten rodžiausi įvairiausiuose amplua ir ne tik tais toj pačioj televizijoje, bet po poros metų tos pačios Lietuvos televizijos iniciatyva buvau vienas iš autorių arba bendra autorių Triumfarkos projekto ir ten taip pat keletą sezonų sėkmingai dirbau.
Tai, kur vyksta muzika, kur aš tikrai žinau, kad aš esu kompetitingas ir galiu puikiai padėti, sakysim, ar rengiant laidas, ar komentuojant, aš jaučiuosi savo kailį ir tikrai man tai nesuteikia jokių sunkumų. Pats veido buvimas eteryje tokį ilgą laiką, žinoma, jis teikia tam tikrų teigiamų dalykų, bet žinoma, kad jis ir kartais patarnauja šiek tiek neigiamų, ta prasme, kad žmonės tuomet nebeatskiria, kasgi tas žmogus iš tiesų yra. Mes laidos pradžioje, jūs išvardinote mano visas pareigas ir visus apdovanojimus. Didžiausia Lietuvos žiūrovų dalis mane žino kaip komisijos pirmininką, reiškia, kuris šneka ir nežinia dėl ko ir už ką ir kodėl. Taigi, tas mano vaidmuo komisijos pirmininko yra visiškai, nežinau, net 5 eilis, o ne 1 eilis ir tą laiką, kurį aš ten praleisdavau, tikrai fiziškai tai buvo visiškai nedaug, bet televizija yra didžiulis ginklas ir kuomet dar yra kartuojamos laidos, tai yra fenomenalu ir kita vertus tai įpareigoja, kai tu supranti, kad tave pažįsta ir priima tave kaip savo namų įnami, nes tu nesi tu namų gyventojas, bet įsijungus televizorių tu tampi tos šeimos įnamiu ir žmonės labai privačiai tada tave priima. Ir susitikus, tuomet reikia labai taip atsakingai galvoti, kad ir tų žmonių neįžeistum ir tuo pačiu jiems kaip nors pasakytum, kad vis tik aš nesu jūsų tos sofos dalis ar ten dėžės dalis. Aš esu tas, kas esu. O Eglė Juozapaitienė taip pat ragavusi televizijos duonos ir pirmoji jos pažintis įvyko, vėlgi aš dabar bijau skaičiuoti, nes tie metai taip greitai bėga, kokiais 2008-aisiais, ko gero, kuomet Lietuvos televizijos prodiuseris Saulis Basijokas paskambino jai į telefoną, o tuo metu mes būnant Lenkijoje, aš vairavau ir Augustavo miestelį, aš prisimenu tą vietą, kai Eglė atsakė telefoną ir staiga jį nutilo ir jos akis pasidarė labai plačios ir apvalios. Aš esu labai kukli ir žinoma, kad... Tai todėl kalbėsiu. Ne, aš noriu pasakyti, kad aš iš karto norėjau atsisakyti to kvietimo, bet sulaukiau tokį kreivą žvilgsnį Vytauto. Jis sakė, palauk, tuoj atsakysime. Taigi susitariau su Saulium Basijoku, kad pasikalbėsim kitą dieną. Ir tada prasidėjo intensyvus įkalbinėjimas, kad aš eičiau būtinai į televiziją. Aš sakiau, ne, aš tikrai negalėsiu, aš kukli, man visada yra tam tikras jaudulys, o tuo labiau prieš kameras. Panašiai čia įsiterpsiu, kaip ir šiandien pas mus į eterį. Čia yra toks fenomenalus dalykas, tarp kitko. Ir Eglė yra iš tokios rūšies, reiškia, menininkų ir artistų, kuomet kol nepatenka į tą situaciją, jie atrodo, kad jie nieko negali, nieko nemoka ir kai tik tais įsijungia kameros, pasirodo, kad tas žmogus ten kaip žuvis nardo ir visi nustebę sako, iš kur tu tą moki daryti. Tai mes nepapasakojom, kas tai buvo per projektas, o tai buvo televizijos viktorina, laida, taip pat pažintinė muzikinė Kapitonų mūšis. Ir Eglė taip pat buvo savo rogėse kaip dėstytoja, kaip pedagogė ir muzikė. Vokalo pedagogė ir man labai tai patiko. Turiu pripažinti, kad tikrai jaučiausi, kad sėdėjau savo rogėse ir tikrai žinojau, ką dariau. Žinoma, pirmos laidos buvo autopilotas, toksai jaučiausi truputėlį kosmose, paskui viskas jau stojo į savo vietas. Bet reikia pasakyti, kad man tikrai patinka sėdėti komisijose ir televizija turi tam tikrą magiją kažkokią tai. Dabar neseniai, praeitais metais, buvau komisijos 2 minutės šlovės narė. Ir aš tikrai žinau, ką turiu pasakyti tiem jauniem žmonėm. Aš tikrai girdžiu, ką jie daro ne taip. Ir neįžeisdama jų. Ir man tas yra malonu. Aš galiu žmogui padėti. Kaip aš jaučiu, kaip aš įsivaizduoju. Ir tas yra visada malonu. Iš ties, ir vėlgi komercinės televizijos specifika yra vėlgi kitokia. Ir LNK prodiuseris Laurynas Šeškus pakvietė Eglę Juozapaitienę. Ir kas įdomiausia, kad sakau, yra fenomenalu, vėlgi, kai prodiuseriai ar tai televizijos žmonės pamato žmoguje, kuris visiškai niekada niekur neišsiskiria iš kitų ir jie išvelgia, kad jis galėtų kad jis gali atlikti vieną ar kitą vaidmenį. Čia yra man mistika. Ir kol aš nepamačiau Eglės eteryje, aš tikrai šiek tiek buvau skeptiškas, ne jos atžvilgių, bet jos galimybių. Aš tiesiog bijojau, kad, ji nesulūžtų, ar ten tikrai, kad neatsitiktų. Kodėl tu mane įkalbinėjai? Tai todėl, kad aš norėjau pažiūrėti, kuo visą tai baigsis. Ir tikrai aš
aš tiesiog didžiuojasi, sakau, savo žmoną tą prasme ir aš žiūrėdavau su malonumu visas laidas ir visus įrašus ir man būdavo ir įdomu tuo pačiu. Žinoma, kad per tiek metų, klausydamasi mano paistalų televizijoje ir visų komentarų, ji turėjo puikią mokyklą ir tą demagogijos meną ji taip pat pasimokė, bet kaip minėjau, jinai yra tikrai aukščiausio lygio vokalo pedagogė ir profesionalė, todėl ji labai ramiai jaučiasi muzikinėse laiduose. Na, dabar klausimas jums abiems. Kaip jums pavyksta komisijose, jūs dažnai abu ten būnate, pavyksta komentuoti, neįžeidžiant kito, labai tiksliai išsakyti pastabas, nurodyti klaidas, kada trūksta pagirti, kada trūksta pasitikėjimo atlikėjui? Ar tai vėlgi lemia pedagoginis galbūt darbas? Ar visi tiesiog ir laukia pagrindė jūsų komentarų? Reikia pripažinti, kad ne visada pavyksta tai gražiai pasakyti. Visada stengiasi sakyti, bet žinoma, kad kitą kartą žmogus netgi tą gražų žodį priima skausmingai. Jeigu kažką tai sakai, vis tik tais buvo ne taip gerai. Tai aišku, kad žmogus labai yra asmeniškas ir jis priima skausmingai tuos dalykus. Bet čia, kadangi žmogus priima, gal jau vėlgi turbūt nuo žmogaus priklauso. Taip, nuo žmogaus. Bet vėlgi, kadangi esi profesionalas šitoje srityje ir žinai tam tikrus tos virtuvės, sakysime, dalykus, kuriuos paprastas žmogus nelabai išmano, taigi gali kalbėti apie tai daug ir įdomiai. Aš manau, yra du dalykai pagrindiniai, apart profesionalumo. Pirmiausia, tu turi turėti labai gerą humoro jausmą ir savi autoironijos. Visada duoti suprasti ir parodyti, kad tu toks patys pažeidžiamas ir tavo komentaras nieko bendro neturi su tavo galimybėm, nes kitas sakys, o tu pats pamėgink. Ir komentatorius teisėjas tai nėra tas žaidėjas, čia kaip krepšinyje, arba kai sušvilpia teisėjas, nereiškia, kad jis gali sužaisti geriau už Arvydą Sabonį, ar ne, bet jis sušvilpia ir tas jo klauso, ar ne, yra tokios taisyklės. Taigi tuose projektuose taip pat komentatorius yra bešališkas komentatorius ir žinoma, tas humoro jausmas ar tas šiluma, jinai labai daug atperka ir paskui dar yra kitas momentas, būdamas profesionalu, tu supranti ir puikiai žinai tai, ko tu pats nenorėtum išgirsti savo atžvilgiu, netgi jeigu ir žinotum, kad tu darai kažką tai blogai. Tiesiog parenki tuos žodžius, kurie tau būtų pačiam naudingi ir tavęs neįžeistų. Taigi visada kalbant su kitais žmonėmis, reikia visada pradėti nuo savęs. Čia yra pats pagrindinis demokratijos principas. Elkis su kitu taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Na, čia kartais iškyla klausimas. Būna išimčių, bet išimtis patvirtina taisyklę. Ačiū. Egle, dabar kreipiuosi į jūs. Jūs esate žinoma operos solisto Vytauto Juozapaičio žmona. Kaip ši rolė? Ar sunku ją būti? Visiškai nesunku vien todėl, kad aš buvau ir esu Vytauto Juozapaičio žmona. O žinomas jisai pasidarė tik tai po tam tikro laiko. Ir aš nepasikeitė. Ne, jisai nepasikeitė tikrai. Ne. Ji galvoja, kad ji mane padarė žinomu. Žinoma, kad taip. O kaipgi kitaip? Na, aš ir nesipriešinu. Na, o kaip ar pačiai kada nors nekilo mintis siekti karjeros aukštumų? Ne, kaip ir prieš tai buvo kalbama, kad aš esu kukli. Ir visada visko prisibijau, ne tai, kad prisibijau, bet iš tikrųjų nelabai pasitikiu savo jėgomis, kol neatsisėdu į tą kėdę. Taigi visada svajojau, kad Vytautas siektų savo dainavimo tobulinimo ir norėjau, kad jis pasiektų aukštumų, kas ir įvyko ir labai džiaugiuosi. Bet žinoma, dabar labai malonu. Kaip malonu, aš visada ir dabar spiriuojuosi, kai jis mane tempia į sceną, jis tiesiog mane tempia į sceną. Aš kiekvieną kartą sakau, ne, paskutinis kartas. Aš stumiu, aš niekada netempiu. Taigi tu mane stumi ir iki šiol aš esu už tai dėkinga, bet daugiau į ją nebeisiu. Ir taip kiekvieną kartą. O mes labai lauksime. Ačiū. Na, dabar paklausiu apie jūsų dukrą Ievą, kuri taip pat seka jūsų pėdomis ir jau visi girdėjome jūs kartu dainuojant. Dukra Ieva, mūsų didelis džiaugsmas. Ir skausmas dėl to, kad jinai seka mūsų pėdomis. Aš dėl to labai pergyvenu, nežinau, kad šita profesija yra tikrai labai skausminga. Jeigu žmogus yra jautrus, labai sunku taip. Bet kita vertus, kadangi jau tai daro ne vienerius metus ir kaip minėjom, tik tai dėl to, aš tikiuosi, įstojo į muzikos ir teatro akademiją, taip. Ir jeigu jį renkasi ir tikrai žino, ko jį nori ir kantriai eina šituo nelengvo keliu, puikiai turėdama namuose pavyzdį, kurio nereikėtų sekti,
Tai aš suprantu, kad ji puikiausiai suvokia, ką ji daro ir tai reiškia, kad ji, yra subrendusi asmenybė ir jos tikrai niekas nenustums niekada. Tikrai. Ir aš dėl to džiaugiuosi už savo vaiką, kad, ji pakovos už save. Reikia pripažinti, kad aš tikrai žaviuosi ją. Ačiū Jums. Na ir pabaigai, pavadinkime šiek tiek filosofinius klausimas. Jeigu laikrodį pavyktų pasukti atgal, ar keistumėte ką nors savo gyvenime? Toksai gal ir primityvus klausimas, nes dažniausiai būna užduodamas, ką darytum, jeigu būtų. Tai greičiausiai viską tą patį. O gal ir kažką pakeistum. Sunku dabar kažką tai pasakyti. Bet aš labai džiaugiuosi to gyvenimu, ką turiu dabar. Nors jisai tikrai yra labai sudėtingas. Aš manau, kad apie tai, ką tu galėtum arba reikėtų buvę kitados pakeisti, neturėtume apskritai galvoti. Mums reikia galvoti, ką mes galime pakeisti šiandien ir padaryti viską, kad rytoj būtų geriau negu buvo vakar. Ačiū Jums. Na ir pabaigai, paskutinis netgi ne klausimas, o palinkėjimas RS2 radio klausytojams. Prašom. RS2 radio klausytojams linkiu daug įdomių pašnekovų. Ir žinoma sveikatos, geros nuotaikos. Ačiū. Džiaugsmo, sveikatos ir svarbiausia dvasinės ramybės. Kad būtų šiltai ir jauku jūsų namuose. Aš padėkosiu tikrai, kad savo užimtoje dienotvarkėje radote minutėlę laisvą. Atvykote į RS2 radio studiją, jūs girdėjote pirmąją pažintį gyvai su Vytautu ir Egle Juozapaičiais. Primenu, šiandien studijoje pas mus svečiavosi Vytautas Juozapaitis, nacionalinės operos solistas, profesorius, Radviliškio miesto garbės pilietis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei visų pagrindinių muzikos ir teatro apdovanojimų laureatas, ir Eglė Juozapaitinė, dainininkė, moterų ansamblio Eglė vadovė, Vilniaus kolegijos dėstytoja ir žinoma operos solisto Vytauto Juozapaičio žmona. Ačiū Jums, geros kelionės. Ačiū.